Jei maiste vyrauja riebalai, tai neigiamai veikia atminties gebėjimus. Toks maistas taip pat turi antidepresinį poveikį ir visiškai neveikia nerimo lygio. Tokie rezultatai gauti šiame tyrime. Taip pat nustatyta, kad neigiamas poveikis atminčiai ir teigiamas poveikis nuotaikai tarpusavyje yra nesusiję veiksniai, nes ir jie pasireiškia dar iki pradedant reikštis su nutukimu susijusiems veiksniams. Tyrimas atliktas su paūgėjusio amžiaus pelių jaunikliais, siekiant nustatyti žmonių paauglių organizme vykstančius procesus. Kaip žinia, su žmonėmis niekas tokių tyrimų neatliktų, bet šiuo atžvilgiu mes visi panašus ir tokių tyrimų duomenys be abejo galima pernaudoti ir žmonių sveikatai tirti ir vertinti. Nepaisant to, kad riebus maistas turi ir teigiamų poveikių, turbūt reikėtų neužmiršti, kad neigiamo poveikio tai nenaikina ir vienu metu galim gauti ir kažko gero, ir kažko blogo iš to maisto, kuris mums gali būti skanus. Skanaus, taikos ir ramybės.